mėlyji, padarysim būrimuką prie ežero, prie labai gražaus ežero. Padarysim būrimuką dėl jūsų ramybės dvasinės, dėl jūsų visų problemų sprendimų, dėl to dvasinių nusiraminimų. Padarom tokį labai mistinį būrimuką jūsų sielos atgaivai. Ir būtinai dėkit laikus, būtinai priimus, sakykit, būtinai užsiakcentuokit, jeigu jum tinka, jau pačius lakstų kartus. Žąslų karalius. Žąslų karalius tai yra labai stiprus, labai kovingas, labai karštas, seksualus žmogus ateina į jūsų gyvenimą. Dabar žiūrim toliau, ką pasakys šitos kortos jums. Toliau eina vėl žąslai, vėl ugnies stichija. Tai yra labai stipru, labai galinga ir tai yra kažkokia jūsų vyksta dabar kažkokia kova dėl kažkokių resursų, dėl kažkokių tai jūsų tikslų, dėl kažko tai, kas jums labai svarbu. Ir vėl žąslai, ir vėl žąslai. Tai čia yra tas, kas jums reikia pagalbos. Jums reikia labai didelės dabar pagalbos, jūs norėtumėt, kad ateitų ta pagalba pas jūs ir kažkas įvyktų jum labai velniško, tiesiog labai, kam seksualaus, kam labai sėkmės versle, buity, kažkokiuose sprendimuose, kažkas tai tokio labai stipraus. Ir velnių korta nėra, ji labai bloga, šiaip ji daugiau rodo seksualumą, tą dvasinį prisirišimą prie kažko tai, bet tai ir kartu. Ir dabar čia patvirtina, iškrito vėl taurės susijusios su jausmais, taurės kažkokią turit svajonės, kažkokią tai mistiką, kažkokią tai bandot prisišaukti tą, ką jums labai reikia, dėl ko jūsų širdis verkia ir jums labai sunku. Ir vėl ugnies stichija. Ugnies stichija tai čia yra jau, ir čia yra karalienė. Karalienė tokia karšta moteris, kuri moka mylėti, kuri moka. Ir šitos kortos vadinasi Saulė ir Mėnulis. Tai yra Saulė, tai yra vyriškas arketipas, Mėnulis moteriškas. Ir čia reiškia ta lygsvara tokia, norima atrasti lygsvarą. Ir dabar yra stagnacija, kažkas neįsisprendžia jum, kažkas tai tokio bet likimas jums duos viską. Čia yra labai stipri karta, čia yra visas pasaulis jūsų rankose, jūs valdot visą pasaulį, jūs valdot viską, ką tik įmanoma, tai yra pati stipriausia didžiųjų arkanų korta, tokia pabaiga, kad baigėsi. Tai yra paskutinė didžiųjų arkanų korta, kur rodo kažkokią tai laimėjimą, pabaigą ir sprendimai, randami visiškai sprendimai, kur įsisprendžia visos jūsų problemos. Kaip jos įsispręsia, paklausim. Taip, jūs paliekat praeitį. Praeitį lieka visi klaustukai, visi sunkumai, tiesiog įsinulinimas gyvenimu. Tiesiog ateina pas jūs išsinulinimas gyvenimu. Paliekat viską, kaip, žinot, būna taip gyvenimas, žmogus pakyla ir kaip stovi išeina. Palikęs visus tuos daiktus, palikęs visus tuos
kad ir labai brangius ir brangiai pirktus, bet jie visada primins tą buvusį gyvenimą ir to nereikia, tuščia korta. Tuščia korta, jinai kaip ir visos matot, bet jinai tuščia, jinai šitoj kaladėj tokia kitokia, be rėmelio ir jinai rodo kažką tai tokio dar likimo jum neatrastų, nesugalvotų, dar likimas kažką tai jum. Dabar paklauskim tada patarimų. Patarimas, turit priimti sprendimą. Tai yra dvejetas kardų, tai yra kardai, tai konfliktas, tai kažkokie abejonės, tai du kardai, tai ir taip nežinot, ar taip daryt. Turit priimti sprendimą, turit save paklausti, ką aš noriu, ko man reikia, ne kad kitiem patiktų, ne kad jūs ten kažkam įtiktumėt, o tiesiog paklaust, ko jum asmeniškai reikia. Ir jūs gausit viską, ką reikia. Jūs turėsit viską ir dar jums duotas labai riebus geras šansas ateičiai, mėlieji. Imkit jį, imkit ir tegu jums padeda viskas ir kas tik tai jūs globoja, jūsų protėviai, jūsų angelai. Neužmirškit jų paprašyti pagalbos. Be prašymų jie negali kištis į jūsų gyvenimą. Šitą turit visada atsiminti. Dėkuoju už laikus, dėkuoju už prenumeratas. Man tai labai brangu ir labai aš tą vertinu, mėlieji. Iki sekančio susitikimo.